Nors žiema pastarosiomis savaitėmis kiek atsitraukė, bet sausų asfaltų per anksti džiūgauti nederėtų. Šiandien rubrikoje Prie garažo jums pasakojame, kaip saugiai vairuoti slidžiame kelyje. Saugaus eismo specialistai išskiria 3 pagrindinius kriterijus – tinkamas automobilio paruošimas, saugus greitis ir saugus stabdymas. Apie pastaruosius 2 kriterijus mums pasakoja Darbo rinkos mokymo centro vairuotojų mokymo skyriaus vadovas Vytautas Šakėnas. Gana neženklus greičio padidinimas iššaukia gana nemažą stabdymo kelio padidėjimą. Sakykime, toksai pavyzdys. Važiuojant tik 5 km greičiau negu leistina gyvenvietėse, vietoj 50-55 km per valandą greičiu, stabdymo kelias pailgės apie 3 metrus. Tyrimai yra nustatę, kad toks nežymus greičio padidinimas tikimybė įvykti eismo įvykiai padidina iki 20%. Dažniausiai dėl slidaus kelio įvykusiose avarijose nukenčia tik transporto priemonės, tačiau susitikę su Vytautu dėmesį nusprendėme atkreipti į kur kas didesnę pėsčiųjų saugumo problemą. Pasak Vytauto Šakėno, dažnai gatvių pakraščiuose ir šalia perėjų žiemą išdygsta sniego kalnai, kurie paslepia gatvę norinčius kirsti pėsčiuosius. Iš tikrųjų, ta problema pasirodo gana yra aiškiai matoma šiom dienomis, kadangi Panevėžyje padaugėjo užvažiavimų ant pėsčiųjų ir tie užvažiavimai vyksta ne tik tai tose vietose, kur ir gerai matomas kelias, bet gana dažnai įvyksta pėsčiųjų perėjose. Ir viena iš tų priežasčių matyti yra, kad kasant sniegą yra sukasami nemaži kalneliai ir iš tikrųjų pėstysis išėjęs pro tokią užtvarą, jisai staiga pasirodo kelyje ir vairuotojui yra labai sunku prognozuoti. Ypatingai šitoje vietoje yra pavojingi vaikai, nes jie yra mažo ūgio ir iš tikrųjų mes galim jų nepastebėti. Tai dėl ko tai įvyksta, dėl kieno kaltės, be abejo, tai ko gero dažnai būna ir vienų ir kitų kaltė. Vairuotojai visada, mes prisiminkime tą paprastą taisyklę, jeigu mes artėjame prie pėsčiųjų perėjos, jeigu mes artėjame prie sankryžos, mes visada tikėkimės, kad staiga kelyje gali pasirodyti pėstieji pro pusnis, pro sustojusias mašinas. Iš kitos pusės, ar pėstieji yra atsargus? Aš irgi galvoju, kad ne visada jie atsargus. Juk dažnai mes matome, kad pėstysis galvoja, šventas reikalas pėsčiųjų perėja, bet kaip įžengus į tą pėsčiųjų perėją mane turės praleisti. Turbūt visi suprantame, kad judanti transporto priemonė staiga sustoti negali, tai yra neįmanoma. Todėl ir pėstieji turi laikytis eismo taisyklių, prisiminti, kad negalima ir pėsčiųjų perėją įžengti į ją, kada arti atvažiuojanti transporto priemonė, kada yra tas nesaugu. Kalbant apie pėsčiuosius ir vairavimą žiemą, būtų nuodėmė nekalbėti apie teisingą stabdymą ir saugaus greičio pasirinkimą. Todėl su Vytautu pokalbį pratęsėme uždaroje aikštelėje, kur atlikome šiokį tokį testą. Bandymų metu aiškinomės, kaip keičiasi automobilio stabdymo kelias palaipsniui didinant automobilio greitį. Nors greitį kaskart didinome vos 5 km per valandą, automobilis sustodavo vis arčiau įsivaizduojamo pėsčiojo. Galiausiai manekenas buvo partrenktas. Pirmu atveju mes stabdėm važiuodami 30 km per valandą greičiu ir mes pastebėjom, kad mes tikrai išvengiam užvažiavimo ant pėsčiojo. Antru atveju greitis buvo 35 km per valandą. Dar mes sugebėjom sustoti, dar mums užteko to atstumo. Ir važiuojant 40, tik 40 greičiu jau mes nesugebėjom sustabdyti transporto priemonę, slydom ir partrenkėm tą mūsų imituotą kliūtį. Turbūt reikėtų dar kartą priminti apie tai, kaip vis dėlto stabdyti, kada staiga kelyje atsirado kliūtis. Na, kiekvienas vairuotojas turbūt pasakys, kad spausti stabdžio pedalą. Taip, tai yra teisybė. Šiuolaikiniai automobiliai turi stabdžio antiblokavimo sistemas. Ir iš tikrųjų reikia spausti stabdžio pedalą ir spausti stipriai. Automobilis stabdo, slysta. Tačiau gali pritrūkti metrų ir jeigu mes matome, kad mes vis dėlto slysdami atsitrenksim į tą kliūtį, na, yra dar kiti keliai, kaip išvengti išvažiavimo. Tai jeigu yra galimybė apvažiuoti kliūtį, ką mes ir vaizdžiai pademonstravom, matydami, kad partrenksim šitą manekeną, atleidom stabdžių pedalą, tada automobilis tampa vairuojamas, jisai jau klauso vairuotojo, neslysdamas jisai gali sukti vairą, kurią nori pusę, jisai slys ten, kur jam reikia. Ir
Aišku, dar kitas variantas, galbūt apvažiuoti kliūtį yra sudėtinga, yra pusnis, gana minkštas. Blogiausia atveju važiuokim į tą pusnį, bet neatsitrenkim ypatingai į žmonės. Taigi šiandien tiek apie saugų greitį ir teisingą stabdymą. Rubrikos Prie garažo kūrybinė grupė jums linki gero kelio.